tikrųjų aš esu toks žmogus, kad kažkokiai naujai veiklai aš retai kada pasiryžtu. Ir vien tik tai išbandžius pirmą kartą tą sportą, atėjus pirmą kartą į salę, supratau, ką tai reiškia ir kad tai turbūt mano kelias, kurį turėčiau užimti savo gyvenime. Iš tikrųjų, kodėl aš nemetu šito sporto ar nepakeičiu, ar neieškau savęs kitoj šakoj ar moksle. Nes iš tikrųjų kultūrizmas, manau, vienyje visas sporto šakas, nes tai yra fizinis pasirengimas. Būtent šis sportas lavina tavo valią, sustato gyvenime tinkamus prioritetus ir tiesiog moka tave aukotis dėl savo hobio tikslų. Kokia mano didžiausia silpnybė? Aš suvokiu šį klausimą dvejopai iš tikrųjų. Tai galiu atsakyti, kad aš silpnas prieš grožį. Tai yra gražios moteris, kurios žavi mane. Ir iš tikrųjų aš susilpnėju žiūrint į jas ar bendraujant. O kas liečia silpnumą kūne, tai galiu atsakyti tik tai, kad tu esi stiprus tiek, kiek yra stipri tavo silpnoji vieta. Atpažįstamu. Ar norėčiau būti atpažįstamu? Iš tikrųjų nėra didelio skirtumo, ar aš būčiau atpažįstamas ar ne. Bet aš norėčiau tiesiog būti kam nors pavyzdžiu, tinkamu gyvenime, kam nors įkvėpti ir tiesiog daryti kažkokius žygdarbius, nebijoti naujos pradžios, pakeisti savo gyvenimo būdą ar dar kažką. Ir tiek. Kokį matau save po 10 metų, iš tikrųjų nemanau, kad aš kažkom turėčiau dar pasikeisti savo gyvenime. Greičiausiai būsiu ganėtinai viduj sveikas žmogus, su tinkamais prioritetais. Manau, užtektų tų ir 10 metų, kad pasiekti savo tikslų sporte, turėti gražią, mylinčią žmoną ir vaikus. Kokį matau save veidrodę, dažniausiai tas vaizdas mane liūdina. Nes iš tikrųjų šitas sportas yra ne tik gyvenimo būdas, bet ir kažkiek tai menas. Nes iš tikrųjų tu savo rankom lipdai savo kūną. Ir dažniausiai šitas sportas reikalauja visiško idealo. O kaip ir pinigų, raumenų nebūna per daug. Taigi, žiūrėdamas į veidrodį, tu matai save labai mažą, arba kartais net storą, net nesportuojantį žmogelį priimeni. Kartais net nudžiungiai matydamas save veidrodį, bet čia labai retas dalykas. Thank you.
norėčiau padaryti, bet negaliu. Nu, iš tikrųjų, kas liečia sportą, tai labai svajoju pritūpti už niekur nesilaikant. Iš tikrųjų, metus treniruojuosi ir bandau pagerinti savo lankstumo pusiausvyrą, kad vien atlikti šitą pratimą. Kada nusprendžiau tvirtai sportuoti, tai yra pati pirmoji diena, kaip buvau salėje. Aš mačiau, kaip stiprus vyrukus darė pratimus su nemažu svoriu. Ir man gimė tokia galvoje idėja, kaip taip įmanoma. Aš noriu pajausti, ką jisai jaučia savo kūnu. Iš tikrųjų, yra viena tokia tiesa gyvenime, kad pasiduoda pirma tavo mintis, o ne kūnas. Ir jeigu tu savo mintimis įsitikinęs, kad tu gali tai padaryti, tu pakelsi, tu prabėgsi, tu tai ir padarysi. Negalima pasiduoti tiesiog savo mintims. O kūnas tavo daug ką gali.